Labadiena, atstovauju Kauno grūdų kenkėjų kontrolės padalinį. Čia pastačiau buteliuką, tai yra fumigantai vadinami, mes juos vadinam fumigantais, tai yra medžiaga, kuri yra tablečių pavidalų ir įterpus jas arba tiesiog padėjus, jos reaguoja su ore esančia drėgme ir jau išsiskiria fosfino dujos arba fosforo vandenilio dujos, galima taip būtų sakyti. Ir tos dujos yra labai skvarbios, šiek tiek sunkesnės už orą ir naikina savo kilį viskas, kas gyva. Vėlgi, fumiguojant, sunaikinamos visos vabalų stadijos. Tiek suaugėliai, tiek lėliukės, tiek lervutės, tiek kiaušinėliai. Paprasti insekticidai, kaip taisyklė, veikia tik tai lervutes ir suaugėlius. Lėliukių formos ir kiaušinėlių formos visgi lieka nepaveiktos, kadangi nėra tokių insekticidų, kurie tai padarytų. Na ir pagrindinis vabzdys, su kuriuo susidarim, tai yra tas paprastasis strobininkas arba kaip vadinamas naminis ūsuotis. Na, baldinis skaptukas taip pat labai populiarus yra, galbūt tik tai tokiose lokalesnėse vietose jisai pasireiškia, sakykime, kažko tik konkrečioj vienoj daly. Jeigu naminis ūsuotis arba tas paprastasis strobininkas, jisai dažniausiai išplinta po visą pastatą. Tai skaptukas labiau kažkur konkrečioj vienoj vietoj, bet jo pažeidimai būna žymiai baisesni. Tai yra praktiškai visas, jau ten nereikia jokių pasiklausimo aparato, ausį pridedi, ten atrodo, kad ten kažkas vyksta. Na, pats fumigacijos procesas, tai yra pastatai yra dengiami. Gali būti arba pilnas pastato uždengimas, arba dalinis pastato uždengimas. Klausimas, kur tie vabalai yra išplitę. Būna visaip. Kartais būna tik apatiniai pastato dalyje. Apatiniuose rastuose, sakykime, iki 1,5 metro aukščio tie vabzdžiai išplitę. Tokiu atveju galima dengti tik iš dalies, nes tokiu atveju nebus sunaikinta viskas, kas liko stoge. Bet tai pigiau kainuos, kadangi mažesni įdėjimai yra dengimo ir plėvelės kaštų. Na, vėlgi viskas priklauso nuo temperatūrų. Labiausiai, didžiausia rekomendacija šitą daryti yra nuo gegužės pradžios iki rugsėjo pabaigos. Iš principo tol, kol yra šilčiausias, kol vabzdžiai aktyviausi, tada jie lengviausiai yra nukaunami visose stadijose. Tuo tarpu, kai atšąla, iš principo tiek kiaušinėliai, tiek lėliukės gali sulėtinti kvėpavimą ir jeigu dujų koncentracija šiek tiek per maža, gali nepavykti visų jų, kaip sakant, sunaikinti. Na, todėl stengiamės šiltuoju metų periodu šitą daryti. Pats fumigacijos procesas reiškia pastatas uždengtas, mes pridedam, įterpiam šitos fumigantus naudodami tam tikrą technologiją, išsiskiria dujos. Dujos yra šiek tiek sunkesnės už orą ir labai skvarbios. Jos praktiškai per medį sunkiasi kiaurai, netgi jeigu betonas ar plytinė siena kažkokia tai nėra labai stora, tai taip pat prasiskverbia. Todėl stengiamės sudėti pačiam aukščiausiam taške. Jeigu namas pilnai dengtas, tai stengiamės kažkur į palėpę sudėti, kuo aukščiau, kad tos dujos, reiškia, maksimaliai sėda visą laiką ir ta maksimali koncentracija iki pačios ir tada pildosi vėl, kaip baseinas vandeniu, vėl pildosi, kol iki pat viršaus. Pagrindinis procesas trunka 3-4 dienas, visas fumigacijos procesas gali užtrukti priklausomai nuo temperatūrų, sakykime, 12 ir 14 dienų, kadangi po to reikia šiek tiek išvėdinti. Po visų darbų išvėdiname pastatą, plėvelę nudengiame, kaip išsivėdina, pastatas lieka visiškai švarus, be jokių cheminių medžiagų, be jokių likučių, be nieko praktiškai. Kaip teigia vėlgi biologai, reiškia vabalai, kol gyvena jūsų, sakykime, tas strobininkas, kol gyvena jūsų pastate, jisai skleidžia tam tikrą feromoną, kuris vilioja kitus vabalus ir panašiai. Mes rekomenduojame po viso šito, kaip jau baigėsi fumigacija, išvėdinamas, nudengiamas, pastato išorę apipurkšti negaruojančią cheminę medžiagą, tai yra vandeninė suspensija vadinama, kuri neskleidžia jokių kvapų, kuri yra, jos nesimato, bet jinai yra ir jinai negaruoja, reiškia, tačiau mes ją po spaudimų įpučiam būtent į visus rastų plyšiukus, kadangi tie vabalai kiaušinėlius deda būtent į plyšimuose rastų, jis nededa ant lygaus rasto. Jeigu rasto galas, tai dažniausiai turi įtrukimus šoninius ir šone būna įplyšimai. Tas vabalas tiesiog nutūpęs pasivaikšto, įlenda ten ir prideda kiaušinėlių ir išlenda, daugiau jūs jo ir nematysit, pasijaus lervos po kažkiek laiko. Tai mes specialiais purkštuvais, tokiais paaukšto slėgių,
įpučiame, reiškia, į visas tuos plyščius, tarpus, plyšelius, būtent šitą medžiagą. Mes siūlome šitą dalyką jau fumiguotiem pastatam, kurie yra rizikos zonai, kurie stovi pušynuose, arti vandens telkinių, kur medžių yra. Rekomenduojame daryti vieną kartą per metus. Tai yra maždaug gegužės pradžioj, balandžio pačioj pabaigoj. O tiksliau pasakius, kai viskas sužaliuoja, tada reikėtų ir daryti, kai prasideda vabzdžių vegetacija, tam, kad neteitų nauji. Vat naujai pastatytas pagal pamatus, matot, naujas namas. Esmė yra kokia? Esmė yra ta, kad žmogus statė namą žinodamas, kad jau rastose yra vabzdžių. Tai aš jam ir aiškinu, ar tu negalėjai tą fumigaciją padaryti medienai, o tai padaryti žymiai paprasčiau negu kad namui. Todėl, kad jūs tiesiog patiesėte plėvelę, sukrovėte visą savo medieną, ant viršaus kitą, padarote kaip maišą. Mes atvažiuojam, pjaunam plyšelį, pridedam tų fumigantų, užklijuojam savaitę laiko ir jūs turite medieną be kenkėjų ir statykit, ką jūs norite. Po fumigacijos mes turim specialius prietaisus, reiškia atvažiuojame, išmatuojame, koks fosfinų likutis tuo momentu yra. Būna įvairiai, kartais būna toks, kad net su dujokauke eit negalim, kartais būna nulis. Kad nulis, tai dar nereiškia, kad nepasisekė, nes praeina pakankamai daug laiko. Galbūt pastatas ir nėra labai sandarus, galbūt kažkur tai kažkas pratekėjo, bet gali būti, kad tas pirmas, kaip aš sakau, pirmos 3 paros yra pačios svarbiausios, gali būti, kad tas pirmas 3 paras ta koncentracija buvo tokia, kad to pakako vabzdžiam išnaikinti ir dažniausiai taip ir būna. Kol kas sakau, buvo taip, kad ir nuliai buvo, bet labai puikiai viskas pasisekė, viskas labai gerai. Tai vėlgi, jeigu mes atvažiuojam pamatuoti ir matuojam, kad tai yra nuliai, tai sakom, reikia nudengti, dar bent parą pravėdinkite ir galite eit gyventi. Kartais, kai koncentracijos didelės, siūlom vėdinti 2-3 paras, o nemiego dar kokias 3-4 paras. Rekomenduojam taip.